stambus planas. Tai dar stambesnį. Na kągi, Džian, kokį turi ritualą prieš koncertą, kažkokį gal specialų? Dažniausia turiu joginius kelis pratimus ir kelis balso apšilimo pratimus, tai jo. Ir aišku, skanduoti su grupe. Tu turi savo antrąją kaip tik iš karto. Aišku, garsistai iš Taip. Ir tu turi savo antrąją pusę, tai yra, tu pieši tokius sketčiai labai paveiksliukus. Kodėl tu pasirinkai tokius sketčiai? Turiu omeny tą animaciją, kur tokia. Taip. Tai komiksai toks trumpalaikis hobis, šiaip tai daugiausiai kuo užsiimdavau keramiką. Nežinau, ar matai, tai čia man kaip ir pirminis iš tikrųjų, kaip čia impulsas buvo ties menais, o su muzika taip pat tiesiog nuslydau ir dabar pagrindinis mano kelias, bet menai tikrai yra tas lygiai gretus mano kelias, į kurį aš tikrai žinau, kad grįšiu. Kokių dar tada turi talentų? Skaniai padarau vegetarišką dešrą. Ok. Kaip skambėjo. Ką žinau, visai skaniai gaminu, man taip atrodo. Labai mėgstu gyvūnus. Mano talentai. Nežinau, ar čia talentas, tiesiog hobis. Pati kokį turi gyvūną? Turiu Rytų Europos aviganę mišrūnę, tokią 40 kg senutę. Tai labai faina. Nu, ne visiems faina, bet mane myli. Tu dar šiais metais, man atrodo, kažkokiam ar ne granatų festivalį dalyvausi? Jo, dalyvausiu. Lauki labai? Kitą savaitgalį, taip, labai. Palinkėsiu tau sėkmės granatų festivalį, kitose koncertuose artėjančiuose, ypač didžiajame tavo debiutinėme, ne debiutinėme, o didžiajame solo koncerte. Taip. O aš tau linkiu sėkmės, būtinai išsimiegok, nes tavo vyzdžiai bėra kaip išsiplėtė. Ačiū labai. Sėkmės.